Dabar prasideda, prašau, žodžio procedūra ir ponia Andrikienė. Pirmininkė, komisijos atstovė, kolegos, norėčiau pakalbėti apie demokratiją rytų kaimynėse. Pastarosiuose metuose pastebėjome stagnaciją ir net grįžimą į ankstesnę situaciją, kalbant apie demokratijos standartus tose šalise. Įvykiai Gruzijoje, Moldavijoje kelia nerimą. Bet kokios demokratijos stuburas yra gerai funkcionuojanti pilietinė visuomenė, o to iš esmės nėra mūsų rytinėse kaimynėse. Norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Švediją, už tai, kad ji buvo viena iš rytų partnerystės politikos iniciatorių. Ši politika turi potencialą priartinti rytų kaimynės arčiau Europos, tačiau daugeliu aspektų rytų partnerystė ne visada sukuria ir pateikia tinkamas paskatas toms šalims pradėti ilgalaikės reformas. Taigi mano papildomas klausimas yra toks, kokia yra tarybos pozicija tuo klausimu ir kokie projektai, kokie yra tolesni ketinimai. Reikia dirbti solidžiau, kad užtikrintume, jog demokratija tose ir kitose jautriose vietose būtų sustiprinta. Ačiū.